Nu ką, Kaunas, sveiki sugrįžę. Jei. Tai ką, toliau tęsiam kvepę kelioniam renginį ir man atrodo, mes visi laukiame žmogaus, apie kurį tikrai daug kas esame girdėję. Žmogus, kur iš karto mes įsivaizduojam maistą, ne gerą maistą. Tai noriu pakviesti čia, jūsų audringi plojimai. Alfas Ivanauskas, virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, sveiki, jums mikrofonas, prisėdam ir dabar jau pakalbėsime. Štai taip, turime ir dovanų kažkokių, ar ne? Alfai, iš karto girdėjau, kad netuščiomis atvažiavot, ar ne? Papasakokite, ką turite atsivežę. Taip, čia naujausia mano knyga. Oi. Tai yra Play Cookies. Tai yra naujausia knyga apie maistą, apie maisto derinimą ir apie tai, kaip nebijoti virtuvėje ir gyvenime siekti savo tikslų, svajonių. Ir čia yra dar knygutė su konkrečiais receptais. Tai kažkam tai iš jūsų jinai atiteks šį vakarą. Už smagiausią klausimą turbūt. Taip pat yra prie įėjimo dar ir knygų. Mano kolegė Roberta ir šiandien turite ypatingą galimybę irgi įsigyti mano knygą čia su autografu. Tai jeigu norėsite, tai drąsiai kreipkitės į Robertą, ten jinai su tais maišeliais kvepiančiais laukia jūs. Taip pat ir bus parašas. Bet dabar pradėkime visko nuo pradžių. Kiek šita knyga ir kelionės, kiek jos kartu yra persipinusios, kiek yra susijusios? Vienareikšmiškai, aš turbūt labiausiai susijęs esu apskritai, jeigu mane sumaltumėte arba padalintumėte į keletą dalių, tai didžioji mano dalis turbūt susidėtų iš kelionių, kita dalis truputį iš maisto ir likusi dalis iš sekso. Čia turi būti plojimai. Gerai, pakalbėkime. Maistas jūsų gyvenime turbūt, mes kaip įsivaizduojam, virtuvė, maistas, taip toliau, ir kaip ir daugiau, ir atrodo, kad čia jūsų yra pagrindinis užsiėmimas ir didžiausia jūsų, kaip sakėt, viena iš didžiausių aistrų, tam daug skiriat laiko, daug praleidžiat. Ne, tai vieni žmonės galvoja, kad aš irgi atsisėdęs namuose, tas dešrelės supjaustau gražiai, suserviruoju viską, susidedu 4 šakutės iš kairės, 4 šakutės iš dešinės, tiksliau peilius ir valgau. Bet realiai būna įvairiausių situacijų. Aš valgau lygiai taip pat ir greito maitinimo restoranuose, nes dažnai galvoju, kad norint žinoti, ką reiškia geras maistas, pirmiausia reikia žinoti, ką reiškia blogas maistas. Čia lygiai taip pat kaip žinoti, ką reiškia laimė, kai nežinosi, ką reiškia nelaimė. Tai maistas mano gyvenime tikrai labai daug vietos užima, bet nuo vaikystės aš nuo 6-7 metų gaminu, bet dėl to, kad aš turbūt labai aiškiai žinojau, kur aš noriu būti ir žinojau tą tašką, kur būsiu ir jeigu dabar manęs paklaustumėt, kas bus po 10, po 15 ar po 5 metų, aš turėčiau tikrai aišku atsakymą, tik neaišku, ar jums jį pasakyčiau. Išvažiuojat, dabar įsivaizduokime, kokia buvo, sakykime taip, paskutinė kelionė ir ar važiuoji pats darbo tikslais, šiaip, nežinau, tiesiog smagu, laisvas laikas ir ar iš karto pirmi žingsniai eina į kažkokią valgymo įstaigą? Ne vienareikšmiškai, tai aš šiaip Lietuvoje praleidžiu 180 dienų per metus, tai vadinasi pusę laiko, vadinasi kas antrą dieną aš galima sakyti taip keliauju. Tai pirmiausia, ką aš padarau, tai išsirenku viešbutį, nes viena iš mano svajonių ir tikslų tai yra VMG viešbutis ir nepaslaptis, kad jis labai greitai atsidarys ir mano tikslas, kad tas viešbutis būtų ypatingas ir kitoks. Tai man pirmiausia reikia žinoti ir pamatyti viso pasaulio geriausius, įdomiausius, ekskliuzyviausius arba atvirkščiai kažkokius tai kreiziškiausius viešbučius tam, kad galėčiau po to savo padaryti patį pačiausią. Tai pirmiausia viskas prasideda nuo viešbučio, nes man iš tiesų svarbu, kur gyvenu. Kitas dalykas tai yra nuo maitinimo įstaigos. Tai ar tai yra gatvės maistas, ar tai yra Mišelino 1 ar 3 žvaigždžių restoranas, tai irgi vėlgi mano plane būna dažniausiai, bet vienas keliones aš planuoju labai nuosekliai, o kitas keliones tiesiog, ta prasme, nusiperku lėktuvo bilietą ir keliauju ir jau nesusidedu konkrečios, ta prasme, grafiko. Ir kitas dalykas, aš labai nemėgstu kelionėse patirti stresą. Apskritai, stresinių situacijų labai nemėgstu ir jų vengiu.
Tai kelionėse man irgi nesuprantama, kai yra tam tikras griežtas sąrašas ir taip. Iki 2 valandos aš turiu padaryti tą ir tą, iki 4 tą ir tą, jeigu nepadarysiu, tai save graužiu. Ne, jeigu man norisi tą dieną gulėti lovoje, aš visą dieną galiu išgulėti lovoje, nors tokių gyvenime akimirkų pas mane labai reta. Dabar sakykime taip, maistas. Matai kažkokią įstaigą, kuri, pavyzdžiui, netrodo reprezentatyviai. Iš esmės, ar tai gali būti, kad maistas bus geras? Ar jau iš pats vaizdas kaip ir išduoda, kad ten kažkas bus negerai? Ne, aš vėlgi stengiuosi tarkim, aš apie tave, jeigu aš dabar susidaryčiau, pamatęs tave pirmą kartą, žinai, taip nuo kojų iki galvos, galvočiau, okei, kas čia apie tave galiu pasakyti. Aš stengiuosi negalvoti nei apie restoraną, nei apie žmogų iš drabužių, ne, arba iš šukuosenos, arba iš akinių. Tai pirmiausia, man svarbiausia yra maistas toje vietoje, jeigu aš einu dėl maisto. Bet jeigu aš einu dėl interjero, nes yra tam tikra begalė pasaulio restoranų, kur verta vien nueiti dėl interjero ir, pavyzdžiui, ten kokioje nors Barcelonoje aplankyti tam tikrą, beje, šį vakarą neminėsiu nei vieno restorano, nei vieno viešbučio ir nei vieno pavadinimo, tik dėl to, kad visos vietos yra sudėtos geriausias vmgonline.lt, mūsų svetainė, kur aš lankausi ir viską pasakoju ir ten rašau su komanda. Tai įsivaizduokit, kada tu eini į naktinį klubą, tik dėl to, kad pažiūrėti, kokio gerumo ten yra tulikas. Nu, ta prasme, ten tulikas, kur tu norėtum visą 2-3 valandas praleisti. Ir fotografuotis, ten daryti selfius. Ir mes darėmės. Vat, vienam iš mano kolegės Agnės Eglučiūtės būtent gimtadienis ten buvo, tai man džiauriai tikrai labai patiko Barsui tas, ta prasme, tulikas. Ir aš galvoju, kodėl žmonės neinvestuoja į tulikus. Ir visą laiką sakau, kai manęs kreipiasi ten kokie nors verslininkai ir sako, Alfai, reikia padėti sukurti restoranui meniu, reikia tavo pagalbos dėl interjero kažkokių tipsų. Aš sakau, klausykit, o jūs apie tualetą pagalvojot? Sako, prie ko čia tas tualetas? Aš sakau, tualetas yra tas dalykas, kur suvienyje visus. Moterį galima papirkti dėl tualeto. Nu tikrai skamba, atrodo agresyviai ir negražiai, bet iš tiesų, kiek damų yra? Pasakykit, kad jums tikrai svarbus, kaip atrodo tualetas. Čia kažkam nenorėjo to klausimo, bet čia panašu, kad pusė pokalbio yra apie tai. Kam svarbu? Yra kam svarbu? Yra, aišku. Visiems yra svarbu, yra tualetas. Tai ta prasme, yra 2 dalykai, tai yra gera virtuvė ir tualetas. Tarp jų eina geras aptarnavimas. O interjeras lieka ten kažkur, tai bet kuriuo atveju, tai jeigu tualetas yra geras, tai vadinasi didžioji dalis restorano greičiausiai arba baro irgi bus geras, tol kad jau pagalvota net iki tualeto. Aš net Klaipėdoje esu vienam buvęs vienoje vietoje, kur tokios minkštos pagalvės yra prie pisuarų, kur jau vis tiek vėlai ateini. Kad galėtum. Tada taip galva patogiai labai pasidėti. Tai jeigu iš tokių, jeigu kalbant apie tualetus, bet vėlgi aš nenoriu į antrą galą, nes su Justu, pirmoji pašnekovo viena apie tai irgi kalbėjot pusę pokalbio, tai lygiai taip pat nenoriu nukrypti į tą, bet taip, aš esu turėjęs begalę tokių tualetų matęs, kur, pavyzdžiui, ten prie pisuaro yra metalinės liniuotės pakabintos, pavyzdžiui, kad kaip sakoma. Tada yra veidrodžiai, kur tu, ta prasme, visur matai, ta prasme, nesvarbu, kaip ką darysi, bet realiai visur matysi. Tai arba labai džiaugsis, arba labai liūdėsi. Šitas yra dalykas. Kitas dalykas, jo, jeigu kalbant apie ten kažkokius tai padėjimus, tai irgi visur kažkaip tai yra tam tikros vietos, kur kažką galima būtų padėti, kažkokie tai staliukai arba kažkokios lentynėlės padarytos. Tada irgi yra tokių tualetų, kur duoda valgyti, pavyzdžiui, kaip yra McDrive'as, ne, McDonald's. Tai yra tokių tualetų, kur atidaro langelis ir, ta prasme, tau bedarant tą dalyką, tau išlenda, ta prasme, toks šotukas mažas. Tai, yra faina. Ir jeigu apie tai mes kalbėtume, apie tai žmonės ir kalba, tai nori dėti į Instagramą ir tai pasakoja draugam. Ir todėl ne vien tik tai interjeras arba ne vien tik tai, nors šiek dalis interjero, bet aš kalbu apie tai, kad mano apskritai VMG projekto tikslas skleisti tą įdomumą, kas yra sukurta pasauliu ir parodyti, kad lietuviai lygiai taip pat gali kurti, gali sukurti ypatingas knygas, kuriomis gali didžiuotis, ypatingus patikalus arba ypatingas pramogas arba renginius, kuriais mes galėtume apskritai ne patys didžiuotis, bet apskritai visam pasauliu rodyti kaip pavyzdį. Tai todėl nugalvokime, kur vaikštom ir tos tualetus nenuvertinkime. Aš įsivaizduoju, kad pačio keliavimas kitur, tai kiek ir knygoje yra ir šiaip
savęs, sakykime, taip, pasimti viską, kas yra geriausia, įdomiausia, kažkaip per savo prizmę pasižiūrėti ir kažką čia duoti Lietuvai, teisingai. Taip, nereikėtų tai galvoti apie kažkokį kopijavimą. Lygiai taip pat aš kuriu knygas tam, kad žmonės inspiruoti. Vieni žmonės tiesiog pasinaudoja, tarkim, ten tuo kažkokiu tai receptu, nu, pavyzdžiui, ten kažkokį tai atsverčiam skanų receptą, nu, pavyzdžiui, kad ir kugelis, ne? Kugelis man atrodo taip, tai atrodo kaip 2 keksiukai ir šalia yra grūdėtos varškės ir agurkų salotos. Tai pirmą kartą tai gal jūs galite ir nukopijuoti tokį patikalą, bet kitą kartą jūs tikrai sugalvosite perskaityti šitą knygą, nes aš knygoje ir būtent atskleidžiu, kaip aš sugalvoju šitos patikalus, nuo ko reikia pradėti, kaip nebijoti, išdrįsti, derinti atrodo nesuderinimus dalykus ir daryti tam tikrus crazy dalykus. Tai yra ne kopijavimas, o tai yra inspiracija ir tas labai nuvalkėtas žodis. Man jau iš esmės jis nepatiko, nes mes prieš 5 metus jį pradėjom propaguoti Lietuvoje, tai yra įkvėpimas. Oi, tavęs įkvėpia, oi, ten tas įkvėpia, žurnalas įkvėpia, kelionės įkvėpia, tas įkvėpia. Bet mes jau tiek nuvalkėjom tą žodį, tai dabar viskas, ką mes pamatome, arba ką paragaujam, arba su kuo pašnekam, mus viskas įkvėpia. Tai realiai turbūt tam tikras inspiracinis dalykas, iš kurio mes kažką tai pasiemam, lygiai taip pat, nesvarbu, ar tai būtų meilė, ar tai būtų kažkokia tai draugystė. Ir jeigu mes iš jos turime kažkokią tai naudą, vadinasi, mums bus faina, nes atsitiktinumų gyvenime aš manau, kad nėra. Kiekvienas dalykas, jeigu ir čia aš irgi sėdžiu, tai vadinasi kažkas kažkur, tai gal čia būsimas mano kolega arba kolegė yra, pavyzdžiui, mes ieškome administratorės naujos, gal čia sutiksiu. Pusė žmonių pas mane mūsų komandoje dirba iš Kauno, tai kaip sakoma, nieko tokio, kad ir laisvas darbo grafikas yra, kada norit galite ateiti į darbą, mums svarbu tik rezultatas. Tai todėl aš esu filosofas ir galvoju, kad visą laiką nėra atsitiktinumų ir todėl kalbant apie inspiracijas, tai taip, iš kelionę aš parsivežu tam tikrus inspiracinius dalykus ir jos vienokia arba kitokia forma per mėsmalę savo permalu ir panaudoju kažkur tai. Galbūt galima būtų, sakykime taip, kažkokios galbūt šalis arba, nežinau, miestai, tautos kažkokios, kurios galbūt daugiausiai duoda to kažkokio polėkio arba tų idėjų, galbūt jie kažkaip yra labai priekyje su savo idėjom ir panašiai. Ar visi kažkaip iš savęs patys įdomus? Nežinau, tai aš galvoju, kad kiekvienam etape arba viskas realiai labai priklauso nuo mūsų, kiek mes kaip kempinė sugeriam to dalyko ir kiek mes norim ir kiek nusistatom tam tikrus rėmus arba pagalvojam prieš kelionę, ko mes norim iš tos kelionės, nes visą laiką reikia pagalvoti prieš keliaujant, ką tu nori iš tos kelionės gauti. Tam, kad jeigu tu keliauji, tarkim, į Europą, tai faktas, kad tu egzotiškų dalykų nelabai gausi. Bet jeigu tu apgalvoji kelionį į Europą į tam tikras vietas, tu ir gali ir Europoje gauti egzotiškus dalykus. Tai todėl kiekviena kelionė, aš manau, kad jeigu jinai yra apgalvota, finale tu gausi daugiau malonumo ir daugiau tam tikro tikslo ir iš jos naudos, nes aš manau, kad kiekviena užduotis kelionėje turi būti suformuota. Ar iš karto suformuota, ar po kažkurio laiko, bet žmogus turi vis tiek pasakyti savo, kam man reikalinga ta kelionė. Nes vieni tiesiog nori prie paplūdimyje išsivertę bambą pagulėti, todėl kad jis arba jinai ten visą savaitę dirbo kaip arklys, ne? Kiti nori susirasti kažkokių pažinčių, treti nori verslo kažkokias pažintis praplėsti, ketvirti nori pavalgyti skanaus maisto. Tai jeigu mes išsikeliam savo tam tikrus tikslus ir atkakliai susidėliojame, ką norime padaryti, tai manau, kad tiesiog prasmingiau būtų tą kelionę organizuoti. Sakykime, taip nuvykstate į šalį ir įdomiausia iš maisto pusės tie nacionaliniai kažkokie valgiai, ar tiesiog kažkokį valgį pamatyti, arba tie, kurie tos vietos yra garsios? Matot, aš sugadintas šiuo klausimu, nes pirmiausia, žiūriu kartais į tai, kas yra, pavyzdžiui, ten geriausių 50-ukas restoranų, ne? Tai, tarkim, grįžau iš Maskvos prieš mėnesį ir pamačiau prieš važiuojant į Maskvą, pamačiau, kad 50-ukė 18 vietoje yra tas restoranas, kurį aš privalau aplankyti, todėl kad jis praeitais metais pateko į 18 vietą geriausių. Aš turiu tokią dalyką padaryti ir iš to padaryti reportažą.
Tai yra vienas apsilankimas. Kitas dalykas, tarkim, iš Kopenhagos dar prieš 2 savaitės grįžau. Tai Kopenhagoje man buvo įdomu vieno restorano tiesiog pažiūrėti lėkštes, nes aš niekaip nesupratau, iš kur jie ima tas lėkštes, todėl kad man irgi labai jos patinka ir aš irgi norėjau savo kolekcijai turėti tas lėkštes. Nu, tai žinot, kiek frikų tokių pasaulyje, kurie važiuoja į restoraną dėl to, kad pažiūrėti apačioje. Nu, įsivaizduokit, mano vakarienės tikslas buvo ne dėl to, kad jie fainai daro patiekalus, o dėl to, kad galima būtų pakelti tą lėkštę ir pažiūrėti, koks ten yra logotipas arba kieno inicialai, kokio autoriaus yra. Ir galiausiai taip nesužinojau. Bet kitaip sužinojau, nes yra kitų būdų. Tai aš nevogiu beje tų dalykų. Jo. Bet vienaip ar kitaip, aš per daug turbūt įsinėręs į šitą verslą, kad konkrečiai galėčiau duoti tam tikrus patarimus ir pagal mane galima būtų keliauti. Nu, pavyzdžiui, anksčiau, kai nebuvo galimybės užsakyti internetu knygas prieš kokius 7 ar 10 metų, tai aš viską temdavau į lagaminą. Tai jeigu keliaudavau su vienu lagaminu, grįždavau su antru lagaminu ir dar už žansvariu papildomą, to prasme, sumokėtą bilį, žino kiek. Dabar mano kelionės yra tokios. Aš keliauju po geriausius knygynus arba tam tikras vietas, kur parduodamos knygos, nufotografuoju, išsiunčiu savo kolegijai į Lietuvą per Facebooką, jinai pažiūri internete, ar įmanoma tas knygas užsisakyti, mes iškart jas užsakom ir kol aš grįžtu iš kelionės, jos jau yra guli ant mano stalo. Tai va, tiesiog aš visą laiką žiūriu, kad kuo viską paprašiau padaryti, kad nereikėtų tampytis. Dabar mano tikslas yra, pavyzdžiui, vienos iš kelionių, į kurią vyksiu dar iki galo, negaliu pasakyti, kovo mėnesį, 16 dienų, tai yra keliauti tik su kuprinė ir dabar ieškau apatinių, kurie tilptų į tam tikrą, ta prasme, tokią dėžutę ir neužimtų daugiau vietos negu reikia. Tai todėl aš kartais ir apskritai labai dažnai mėgstu keliauti komfortiškai, man labai svarbi lova, aplinka, viešbutis, bet dabar iškėliau su tikslą būtent su kuprine, sutalpinti viską taip, kad po to galima būtų kažką išmokyti lygiai taip pat, ta prasme, keliauti. Todėl, kad nėra jokio didesnio kaifo, kada ten visur oro uostose ar kitose vietose tiesiog niekur nereikia išiminėti kažko ir papildomą, ta prasme, daryti, kad tave tikrintų ir po to prisiminėti tą bagažą ir taip toliau. Tai čia pačiam būtų nauja patirtis, nauja iš esmės, patirtis, kur daug kas taip važinėja, ar ne? Todėl, kad, pavyzdžiui, mane į palapinę šiais laikais, ta prasme, ne dėl to, kad aš ten kažkoks pižonas ar dar kažkas, bet kad aš palapiniai dabar nakvočiau kažkur tai miške, nors džiunglėse arba tam pačiam Vietname man teko miegoti ant medinių laktų tokių, kur ten yra tie visi dryžai, gyvatės ir visi kiti dalykai, bet kažkaip tai tuo laiku, kažkaip mes vartojam truputį to alkoholio, tai kažkaip nebuvo tai baisu, bet šiais laikais taip dabar galvoju, kad gali būti baisu. Nors gyvatę teko valgyti gyvą prieš savo akis nupdoptą ir gerti jos kraują ir valgyti tą jos plakančią širdį, tai kažkaip tai visai buvo nieko, kol kamera buvo prieš mane, bet kai truputį pamiršau kamerą, tai galvojau, kad išvemsiu šitą dalyką, bet vėl prisimenau, kad prieš žiūrovus reikia atidirbti, tai nurijau tą dalyką, bet kaip sakoma, kartais nuryji tik dėl to, kad filmuojant. Oi, ačiū, labai dviprasmiškai nuskambėjo, ne? Tebūdė. Aš tai dabar neatsimenu, kokia ten laida buvo, kur žmogus bando išgyventi gamtoj, ten galbūt teko kada nors matyti. Taip, teko. Ir tas žmogus, tikrai labai populiari laida, neatsimenu tik tai pavadinimo, jisai lindo į kažkokį urvą, pasimti medaus iš kažkokių ten bičių, žodžiu, ir visą sugėlė. Ir jis vos išgyveno, ten tokia galva triguba pasidarė. Ir esmė tame, kad aš galvoju, o ką daro tas žmogus, kuris filmuoja jį? Ta prasme, jis irgi ten lenda ar paprašo, kad irgi jam ištrauktų, ar visgi sėdi su hamburgeriu maždaug ir, čia sukis kaip gali. Aš manau, kas filmuoja, tai tikrai turi visą amuniciją apsirengęs ir jis jau tai provokacijai nepasiryžęs, bet aš tai manau, kad man patinka viską valgyti tai, kas negyva. Šiuo atveju širdis vėlgi yra tas dalykas, kur buvo viena iš išimčių, bet, pavyzdžiui, jeigu ten būtų gyvas vabalas, tai man labai nefaina, bet jeigu jis ten, tarkim, teko valgyti ten tos vabalus, lervas ir visus kitus dalykus, tai čia nusiteikimo reikalas yra. Tiesiog, vėlgi, tai yra turistinis visiškai dalykas, bet kartais visai gerai pasijusti ten to visiškai turistų ir pakrapsnuot. Svarbiausia, kad prie gomurio tie, kur būna tarakonai truputį turi savyje ten prie šitų
kimba labai prie gomurio ir užspringstytų, bet iš esmės, jeigu nieks nejuda ten pas tave, ten šitą, tai viskas tvarkoja. Koks galėtų būti bent jau, jau pats toks baisiausias dalykas, kurį man apskritai gyvenime baisiausias dalykas yra kažkaip tai gyvatė ir pašlikščiausias yra gyvūnas, nesvarbu, ar aš Lietuvoje jį matyčiau, ar šiaip, bet dėl to gal turbūt ir suvalgiau tada. Ir teko iš vieną gyvatę suvalgyti Vietname, o iš kitos gyvatės gaminti patikalą. Nu, tai skonis labai panašus į ungurio, tarp ungurio ir triušio gal, bet kažkokių labai šlikščių asociacijų nekėlė, tik kai turgui mes ją pirkom ir jinai raitėsi ten, ta prasme, nu, vat, kaip šitas, aplink ten to pardavėjo rankas, tai kažkaip tai nebuvo labai faina, bet kažkaip tai turbūt jeigu reikėtų gyvą suvalgyti gyvatę, tai mirčiau tuo pat metu, kada, kaip sakoma, pamatyčiau, kad jinai va čia. Bet šiaip tai aš niekada nebijojau nei vorų, nei driežų, nei kažkokių tai skorpionų, bet gyvatė turbūt yra pats vienas šlikščiausių tokių gyvūnų. Reikia kažkokio papildomo nusiteikimo arba save drąsinti, taip, kaip kad šokant. Degtinės. Jo, tai ir čia daugiau turbūt. Tai į stikliuką tada įpylė, nu ne tiek, truputį mažiau degtinės, tada įlašino gyvatės kraujo, tada tu maks tokį padarai šotuką, nusiteikiai, pajutai tos geležies tos skonį, o po to į šitą stiklinę įdėjo tau gyvatės plakančią širdį, užpylė degtinės ir tu išgėrė ir tiek. Tai nusiteikimas yra tas psichologinis, kaip ir prieš bet ką, prieš skambutį kažkam, tai kad tu anksčiau, tarkim, bijojai jiems ar jai skambinti, arba ten savo bosui skambinti, bet tiesiog labai geras dalykas yra surinki tą numerį, paspaudi skambinti ir jau nėra kur dėtis. Tai čia lygiai taip pat, ta prasme, grinai nusiteikimas, nes čia yra, nu, jūs patys suprantat, ką gali tas mažas vabaliukas padaryti. Nu nieko, nu bitė gali įgelti. Tik su skambinimu gal nereiktų degtinės gerti prieš tai vadovui skambinti, ar ne? Nu, arba reikėtų. Dabar, sakykime taip, kažkokios idėjos, aš visat galvoju, pavyzdžiui, nuvažiuoju į kitą šalį, ten, nu, kaip pavyzdys, ten kokią Meksiką ir taip toliau. Ir kaip ir mes visada norim tą konkretų maistą pasidaryti čia namuose, kažkaip lygiai taip pat turbūt padaryti, bet pas mus greičiausiai ir produktai kitokie yra. Ir kiek yra tas skirtumas nuo tikro, kad vat, padaryti taip, kaip yra ten? Vėlgi, jeigu turbūt labai daug istorijų žinot apie tos pačius cepelinus, kiek lietuvių bandė išvažiuoti kažkur tai ir pabandyti tą cepeliną pagaminti kažkur tai. Ne? Ir didžiai daliai nelabai jį pavyko padaryti, todėl kad skiriasi bulvės ir pagrindė dalykas tai yra bulvė. Tai realiai lygiai taip pat su kitais patiekalais. Mano, pavyzdžiui, atveju aš nenoriu lygiai taip pat pakartoti, nes pas mane vaikystėje jau buvo tas sindromas, kada aš gaminau iš knygų, žiūrėjau ir bandžiau pakartoti. Turbūt nuo kokių 12 metų pas mane atėjo tas instinktas, kad aš noriu pats sukurti tą dalyką. 14 metų aš įsidarbinau į restoraną pažiūrėti, ar aš noriu būti virtuvės šefu, bet kai kaip ir vėl išėjo tos pačios salotos 10 kartų, tos pačios Cezario, aš supratau, kad aš negaliu vėl per tą patį gaminti, aš galiu 28 jas sugalvoti naujas, bet iš naujo negaliu gaminti. Kitiems patinka tas dalykas. Tai manau, kad nebūtina kopijuoti ir nebūtina gaminti to paties, bet jeigu norit pagaminti, taip pat labai sudėtinga atgauti tą skonį. Kitas dalykas, mane žmonės dažnai klausia, bet žinot, buvau tada Graikijoje, tokios tos graikiškos salotos buvo skanios. Ir žmonės pamiršta, nes šiaip aš domėjausi psichologiją ir man labai patinka viena iš tų sričių, žmonės, kada yra atsipalaidavę, kai yra atostogose, jiem tada viskas fainiau. Ir antra pusė fainesnė dažnai būna, ne? Ir gražesnė, ir daugiau norisi ką nors padaryti su ją, ne? Tai lygiai taip pat, ta prasme, nepamirškim, kad mes būdami kažkur tai ir kai supa mūsų aplinka ir kai mes esame atsipalaidavę, tada automatiškai viskas truputį yra skaniau. Lygiai taip pat atėjęs į tam tikrą vietą, kai tu esi blogos nuotaikas, tai tau gali būti ir tas kepsnys truputį blogesnis. Tai todėl apie atostogų maistą aš visą laiką visiems siūlau pagalvoti, ar iš tikrųjų ten tos graikiškos salotos tokios buvo skanios ir tas fetos sūris iš tikrųjų toks. Manau, kad jeigu būtų čia dabar jūra, gražus oras, saulė, kažkas sėdėtų su maudimuku ir būtų žymiai skaniau viskas. Tu prasme, aš su maudimuku? Nu, čia irgi būtų įdomu, žinot. Dabar, tarkim, turistai arba tie žmonės, kurie keliauja, iš karto eina į tas populiariausias vietas, populiariausias gatves, kur daugiausiai žmonių.
Ir kaip pačiam atrodo, ar ten maistas tose restoranuose, kur yra populiariausios vietos, jos naudojasi tų žmonių skaičiumi, sakykime taip, ir ne per daug stengiasi, ar visgi reikia kažkur užeiti už kažkokio kampo ir ieškoti? Nu, pavyzdžiui, prieš savaitę aš grįžau iš Milano ir Milane buvau tik tai vieną beje parą, tik tai vakarienės nuskridęs. Beje, mano svajonė ir tikslas yra privatus lėktuvas, bet dabar tenka skristi Fizieru arba Rainieru, bet nieko, kaip sakoma, per kančias ir žvaigždės. Tai esmė yra tokia, kad pagrindiniai, tarkim, katedros toj aikštėje, va čia yra restoranas, kuris su didžiuliam iškabom, su didžiuliam nuotraukom, tave svetingai pasitinka ir sako, sėsk iš čia valgyk, čia geriausia pica, bet faktas tas, kad nuėjus truputį, 5 žingsnius, tikrai kartais labai daug nereikia, nes girdėjau labai daug įvairiausių pasisakymų, kad oi, tai restoranas pačiam centre negali būti, jis turi būti ten nutolęs, nieko gero ta prasme nėra. Nu vėlgi, čia šaliai nelygi ir Milane tikrai prie pat ta prasme katedros, aš turiu puikią vietą, kur kepa labai skanę pizzą, kur tikrai galima suvalgyti puikų tiramisų ir kur renkasi, ta prasme, vietinė. Aš labiausiai linkęs vaikščioti ten, kur vaikšto vietiniai, kur nėra turistų. Bet jeigu aš labai noriu valgyti, tai nueinu šitą vietą ir renkuosi tada gryną produktą. Nu šiuo atveju ne pizzą, bet tada valgau turbūt buratą arba mozzarella su pomidorais ir neieškau kažkokių tai ten atradimų kažkokiuose karštuose patiekaluose arba šaltuose užkandžiuose. Tiesiog imu tai, kas yra greičiausiai Italijoje ir šiaip šviežia ir skanu ir pavalgau. Bet nėra taip, kad oi, aš tikrai nevalgau tuose populiariuose vietose. Aš valgau lygiai taip pat ir Statoilę ir McDonald'e vieną kartą į mėnesį tikrai. Nu gerai, ne vieną. Bet dėl to, kad laidoje aš turėjau prieš mėnesį, kai startavo antras mano laidų sezonas per TV3, tai buvo užduotis mano sugalvoti Big Maco padažą. Ir pagaliau Big Maco padažas atrastas receptas ir mano laidoje, jeigu ją suguglinsit VMG online, tikrai galite pasigaminti namuose. Tai va, tai aš suvalgiau labai daug tų Big Macų, tyrinėjau tą su šaukšteliu ir su šituo peiliu nuiminėjau tą padažą ir ragavau tam, kad atrasti to, kaip jį pagamina. Nu ir manau, kad man pavyko. O skonio, kad atrasti tą skonį, yra liežuvis naudojamas, tik tai dar gal kažkokius, nežinau, chemijos. Daugam liežuvis naudojamas. Jo, ta prasme, liežuvis naudojamas, bet lygiai taip pat, ta prasme, ir uoslė, ir akis reikalingos. Todėl, kad pirmą, tu pamatai akimis padažo spalvą, kokią tau reikia atgauti. Antras dalykas, tu užuodi, kuo kvepia tas padažas. Trečias yra skonio receptoriai, visi, kurie yra burnoje. Čia žmonėm, kurie gamina maistą, čia yra dažnas toks iššūkis maždaug, iš ko tas yra padarytas? Ne, nu čia aš manau, kad vieniem tai yra atradimų ir vieni nori tą dalyką daryti, kitiem tai visiškai, ta prasme, ateina, pavalgo ir viso gero, man skanu, kad buvo skanu. Mano kažkaip tai nuo pat vaikystės noras visą laiką tyrinėti. Jeigu atsirado kregždutės saldainis arba, pavyzdžiui, įsivaizduokit, tas McDonald'o, prisimenu, su tėvais važiuodavau, gal kokiu man buvo 12 metų į McDonald'e, gal buvo 14, dar McDonald'e nebuvo. Kiek 20 metų McDonald's, man atrodo? 96 ar 5 prie stoties Vilniuje pirmas. Nu tai va, tai man, tai tada 14. Tai kaip piragėlį tą pardarydavo, ne tokį traškų, viduje šitas, čia toks putlutis, jis viską. Nu tai aš nežinau, aš gamindavau gal kokius 3 metus bandžiau jį pagaminti ir iki šiol nepagaminau. Ne, nustojau, po 3 metų nustojau, bet, pavyzdžiui, kregždutės saldainį esu pagaminęs ir žinau, kaip arba įryso saldainį, kaip pasigaminti namuose. Tai tiesiog tas atradimo džiaugsmas, arba, pavyzdžiui, aš prisimenu, kai mano viena teta, čia turbūt 94-6 metais buvo, kai tik tai atsirado tie prekybos centrai su savitarna, ne, važinėjai, viską, nes buvo ta situacija, visiems labai pasakoju šitą dalyką, bet taip iš tiesų buvo. Gyvenom tais laikais, kada visi bijojo prisipažinti, kad vaikšto apsipirkti į turgų arba į kažkokią tai kitą parduotuvę, bet sakydavo, kur esi. Esu supermarkete, važinėjau su tais vežimėliais. Dabar atėjo tie laikai, kada mes jau sakome, kur buvai, turguje buvau, pirkau naminį sūrį, mėsą, šitą brokolį, kalafiorą. Tai esmė yra tokia, kad atvažiavo vieną kartą į svečius teta, o kadangi aš saldumynus nuo vaikystės mėgstu labai gaminti, mėgau, dabar jau netaip viską mėgstu gaminti. Tai
atvežė tortą ir aš ragauju ir galvoju, kaip tu čia jį pagaminai. Ir matau, kad tikrai žinot tie, kur buvo biskvitai perkami. Iki šiol dabar jie yra lenkiški tokie. Čepžubža, ten tokie biskvitai, kurie, ta prasme, vietoj torto sudėdė į sluoksnius, grietinėlę, želė ir visa kita. Ir aš matau, kad jinai tikrai nupirkusi tą biskvitą ir sako, ne, aš pati pagaminau. Aš sakau, kaip tu pagaminai? Sakau, kaip jūs pagaminot? Ai, tai čia 4 kiaušiniai, šitą tratatata. Aš sakau, teta, kodėl jūs meluojat? Kodėl aš meluoju? Aš sakau, jūs pirkot tą biskvitą. Aš jums tikrai galiu įrodyti, kai jūs pirkot. Jinai paraudonavo visą. Čia truputį, šitą tai truputį pirkau, ir taip gėda buvo vargščiai tai moteriai, bet, aš labai nekenčiu, kai man meluoja, o aš tikrai žinau, kad tą biskvitą, nes aš prieš kelias savaitės gaminau iš jo ir man jis nepatiko, nes jis visiškai sintetinis, o jinai norėjo pasirodyti ir, kaip sakoma, išdūrė tas vaikas ją vargščią moterį. Nuo šiol turbūt tikiuosi, jinai nemeluoja. Gerai, dabar pažiūrime į ekraną, jums yra ir video klausimas. Labas. Aš prašau tavęs prisipažinti, kada paskutinį kartą keliaudamas valgy prastam restorane. Kokiam mieste ir kas per restoranas tai buvo? Mua. Dovilė, klausimų. Aš mėgstu valgyti šiaip ir oro uostuose paragauti maisto, tai nežinau, ar čia labai prastas restoranas, bet... Dabar geras klausimas. Dabar galvoju, Kopenhagoje ar buvo kažkoks tai. Ne, šiaip, pavyzdžiui, KFC, McDonald's ir visi šitie dalykai, aš karts nuo karto paragauju ir ypatingai tokiose šalyse, ten kaip kokia, tarkim, keistuose, ne? Tai ta prasme, norint pažiūrėti, ta prasme, ką valgo, ta prasme, ir kokia yra pasiūla būtent to paties McDonald's, KFC arba kitų tinklų, tai ten pavalgau. Tai dažniausiai turbūt, kad greito maitinimo restoranas tam, kad aš galėčiau palyginti. Vienas dalykas, aš visą laiką darau reportažą į mūsų vmgonline.lt internetinę svetainę, kiek kainuoja kaina, pavyzdžiui, Big Maco Lietuvoje ir kiek kainuoja Big Macas, tarkim, New York'e. Tai lygiai taip pat ir... Tie visi turbūt, tai turbūt, tokį. O ten kažkur tai, tai aš esu pavalgau, bet nėra tokių kažkokių tai labai jau įsimintinų vietų. Nes aš ten greičiausiai sukertu, nes būna kažkoks laiko tarpas, kada aš esu tiesiog fiziškai nepavalgęs ir tada esu labai piktas ir nervingas. Aš tai kažkaip visai atvirkščiai darau, aš nebandau naujų dalykų vien dėl to, kad paragavęs galvosiu, kad man nepatiks ir aš tada turėsiu naują maistą pirkti. Tailande buvo man, aš nelabai žinau, ką užsisakiau, bet valgiau gaidžio pirštus kažkokius aštrius. Turėjau pirkti kitą, tai po to ir mane tas veda, kad aš nebenoriu bandyti dalykų, nes aš bijau nusivilt. Aš kartais irgi, pavyzdžiui, Lietuvoje daugumą restoranų, mes labai apie daug restoranų rašom, bet aš į daugelį restoranų neinu, todėl kad man tiesiog gaila tam tikros pinigų sumos, todėl kad, pavyzdžiui, aš dabar grįžau iš tos pačios Kopenhagos ir Kopenhagoje už 12 patiekalų sumokėjau 42 eurus. Už 12 patiekalų. Ta prasme, aš išėjau visas toks ir dar apšokinėtas, ten apmiluotas ir visa kita. Bet Lietuvoje už 42 eurus, ta prasme, prabangiam restorane, geram restorane, madingam restorane, tikrai nepavalgysi ir tikrai 12 patiekalų, ta prasme, negausi. Tai todėl kartais man iš tiesų, žinot, kas baisiausia, man labai nepatinka ta mūsų mada. Kai yra lėkštė ir truputį lėkštė ten prikakota. Ta prasme, kiek tą galima kruopos šaukštą valgyti. Tai jau jau turi praeiti tą madą. Ta prasme, kruopa ten tokia, kruopa su burokėliu, kruopa su lapeliu, kruopa virta, kruopa mirkyta. Tai mes atrodo, kad vištos esame, o ne žmonės. Ir po to už tai prašo 12, ta prasme, eurų. Arba sriuba dabar kainuoja 9 eurus. Arba čia vienam iš Vilniaus restoranų nuėjau pusryčiauti ir pusryčiai kainuoja košė vyžinė 6,50 €. Labą dieną, kaip sakoma. Bet tikrai, ta prasme, kodėl? Aš suprantu, kad ten steikas, kad mes negalime gauti normalios jautienos už normalią, ta prasme, kainą. Mes negalime gauti žuvies, jūros gėrybių ir visų kitų dalykų. Bet košė. Ta prasme, su 2 šilaugiam ant viršaus, auksiniam ir net nesu aukštinių šaukštų, ta prasme, valgyti. Tai tiesiog kartais pyksta, tai todėl aš nueinu ir mielai pavalgau vienam iš mėgstamam restoranų, dabar kaip ir sakiau, nesakysiu, bet aš vakarais valgau tą patį patiekalą, turbūt jau kokius 3 mėnesius.
Tai yra lašiša su brokoliais ir su lešiais, kur kaina yra normali, logiška ir man niekas nekėsta galvos, kad tikrai bus neskanu. Ir porcija normali, nes aš mėgstu pavalgyti, nors gal kartais nesimato. Bet daug vaikštų. Dabar pačiam teko būti Japonijoje turbūt, ar ne? Dalykas, kuris mane, sakykime taip, maloniai šokiravo, yra tai, kad japonai vitrinose parodo, ką tu gausi valgyti. Teko matyti, ar ne? Taip, mes ir reportažą apie tai darėm. Taip. Ir kartais net atrodo, palačiai, tikras maistas ar ne tik, kaip taip galima ir pats geriausias, kokį aš esu matęs. Žodžiu, tai yra tiesiog maistas, idealiai, sakykime, atitinkantis tai, ką tu gausi lėkštai, kad žinotum, bet vienas buvo makaronai ir netgi šakutė kabojo ore su tais visais makaronais, kad kaip atrodys, kai tu paimsi tos makaronus ir valgysi. Wow. Čia yra iš tikrųjų Japonija atskiras net biznis, tas, kai pas mus yra reklamos agentūra, kaip ir VMG, teikia tokias paslaugas, kaip padaryti, kad meniu įspūdingai atrodytų, arba jūsų leidžiama knyga, arba outdooras mieste. Tai ten irgi lygiai taip pat atliekama tokia paslauga, kaip jūsų maistą padaryti tokį patį vitrinoje, kuris yra lėkštėje ir tu gauni restorane ant stalo. Tai iš tiesų, aš taip žiūriu ir išlakavimo, pato tu kartais atpažįsti to, kad per daug blizga kažkaip ir tu prieini arčiau prie tos vitrinos ir žiūri, čia per daug blizga, bet kartais iš tikrųjų tu net nesupranti. Arba, pavyzdžiui, didžiulis prekybos centras, prabangus saldainiai, jų šlikštus visi saldainiai yra, nes jiem japonam, kaip jų klausi, tai japonai sako, jūsų europietiški tie desertai yra tiek daug to cukraus, mes, ta prasme, nemėgstam tiek daug cukraus, o pas juos iš vis vien krachmalas, ta prasme, ir apskritai viskas susilipina ten, ta prasme, pavalgius jų saldumynų. Bet jie irgi labai gražiai, ta prasme, išdėsto saldainius perpjautus, pavyzdžiui, viduje ten glajus yra, riešutas ir visa kita, bet jie visiškai yra visi netikri ir feikiniai. Ir po to, kai tu nusipirki, tai truputį nebūtinai gauni tai, ką gauni. Čia, žinot, lygiai taip pat kaip ir tam pačiam iš M raidės jau nekartosiu, nes čia gaunasi, kad aš pasamdytas šiandien kartoti to restorano vardą. Tai kai privažiuoja prie to su mašina nusipirkti, tai puikios iškabos ir puikus tas sumuštinis, bet kai tu jį gauni, tu žiūri, kad kažkaip tai ne taip atrodo visiškai. Tai su japonišku maistu dažnai irgi tai būna. Nors man, pavyzdžiui, Japonija, žinot, kas nustebino, aš negalvau, kad jie tiek kiaulės valgo. Tiek kiaulės valgo ir dar vienas regionas yra, dabar nepasakysiu, kuris valgo bulves ir kiaulės. Ir labai panašus į Lietuvą. O dabar šiek tiek Facebook'e buvo klausimų, ten galima laimėti buvo ir prizą. Kokie spalvingiausias skoniais šalis pačiam? Klausė Justina. Nežinau, tai prieš turbūt, kiek čia, rudens, lapkričio mėnesį aš buvau Maroke, tai man patiko Marokas, bet Marokas labai greitai iš esmės gal su maistu nusibosta. Visos šalis, kurios turi labai daug prieskonių, turi virtuvėje labai daug ir egzotiškai saldumynų normaliam maiste, pakankamai, ta prasme, labai greitai grįsta. Tai todėl šiaip, jeigu taip dabar pasakyti, tai aš manau, kad Marokas, lygiai taip pat ir Vietnamas man patiko, bet vėl ta žuvies padažas iki tam tikro lygio jau po to tu negali net žiūrėti, todėl kad druskos jie neturi, jie turi visur žuvies tą padažą. Ir nesvarbu, ką valgai, ta prasme, visur traulius įpilto žuvies padažą. Tai po to jau šlikštų darosi. Aušra klausė, kokiu patiekalu pristatytumėte Lietuvą nuvykęs į svetimą šalį? Labai dažnas klausimas ir tuo klausimu aš labai dirbu. Tai nepaslaptis, kad greitų metų pasirodys mano šaltibarščių skonio kramtomo guma. Tai šaltibarščiai vienas iš tų variantų, jeigu ten yra kefyras arba rūgpienis toj šaly, tai man mielai visą laiką. Labai mėgstu stebinti seniečius būtent su šito patiekalu, kada jie būna pasišlikštėję, būna, kad normaliai su džiaugsmu suvalgo, bet po to kažkur taip dingsta labai greitai. Tai, bet stengiuosi, kad ant stalo, kaip Bino, žinot, ta prasme, turbūt matėt ne vieni tą seriją, kada jis ten bando, ta prasme, šitą žalę tartarą paslėpti visur, tai aš stengiuosi, kad ant stalo nieko nebūtų, ta prasme, kad nebūtų galimybės kažkur supilti kokią vazelę tų šaltibarščių, jeigu nenori jų suvalgyti. Tai ne, šaltibarščiai, o šiaip visiems labiausiai patinka, žinot kas, ir man labiausiai patinka, spėkit, koks patiekalas. Labai panašu? Ne? Taip, bulviniai blynai. Bulviniai blynai ir aš kaip ir sakiau, tarkim, jeigu kovo 11-osios proga ir beje rytoj filmuosius
filmuoju laidą kovo 11 progą, kurią rodysim per Ikono TV. Tai taip, aš darysiu bulvinius, gaminsiu bulvinius blynus, bet vėlgi prie bulvinių blynų galima sugalvoti tiek įdomių padažų, nebūtinai spirgučiai tai turi būti, nebūtinai vien tik tai grietinė, tai galima kiekvieną šalį papirkti, jeigu tai skandinavai, tai vienaip ruošiai, jeigu tai yra, pavyzdžiui, jeigu bulvinius blynus aš gaminčiau kokiam Vietname, tai aš juos patiekčiau su labai labai skaniu mango avokadų padažu. Tai tiesiog, tu paimi vieną dalyką iš Lietuvos ir tai, bulviniai blynai mes suprantam, kad nėra grinai, ta prasme, tas lietuviškas variantas. Bet vis tiek, kai atvažiuoja užsieniečiai, turistai arba šiaip, ta prasme, svečiai, aš visą laiką klausiu, ar jūs norite paragauti tai, ką mėgsta lietuviai, eiliniai šeimoje valgyti, ar jūs norite tai, ką mes turime nacionalinio ir iš lietuviškų produktų. Tai ir čia ir skiriasi. Tada tu eini, rodai jiem šašlikus, bulvinius blynus, kugelį, kokią nors pizzą, nes mes valgom šitos dalykus, o ne vaidinam, kad valgom tik tai, žinot, antieną, ungurį, ten miško grybus, tik sriubą tokią ir ne kitokią verdam. Tai todėl turbūt bulviniai blynai ir kiekvieną kartą bulvinius blynus galima tikrai pagal to šalies koloritą paruošti ir tada tie užsieniečiai būna sužavėti, džiaugiasi, bučiuojasi, būna tvarkojami. Puikiai priežastis pasibučiuoti, ne? Ar dažnai yra tekę su, pavyzdžiui, kaimininių šalių atstovais įsivelti į beprasmės diskusijas, kieno koks yra patiekalas iš esmės? Nes jeigu pasakai cepelinas lietuviškas, baltarusiai turbūt imtų prieštarauti labai stipriai. Ar yra tekę? Mes tiek daug negeriam, kad iki to diskusija prieitų. Tai čia panašu, kad ar gerbi mane ar negerbi. Ne, aš manau, kad nereikėtų apie tai galvoti, nes yra kaip yra ir čia tas pats, kas prie tos liniuotės matuotis, kieno, ta prasme... Kažkas tai. Tai, beprasme, ta prasme, iškart matosi, kas kieno. Bet čia nesimatuojam. Kaip, Aušrinė klausia, kaip įvardintumėte savo kelionių skonį? Ar kelionės dažniausiai būna saldžios, o gal turi ir rūgštumo ar surumo prieskonį? Žinot, išsilavinęs skonis, kai tu dirbi su maistu, yra tada, kada tau skanu yra kartu. Kai tau yra ne tik skanu, saldu, rūgštu, bet ir kartu. Ir tada tos kelionės, kada karstelėjusios truputį, tada tu tikrai pajunti. Čia lygiai taip pat kaip aš ir knygoje savo šitoje rašau, kad kada geriausia gimsta idėjos, kūryba ir visa kita. Kada tu patenki tam tikrą situaciją, kada tau reikia išsisukti ir sugalvoti kažką čia ir dabar. Tarkim, kai tavo šaldytuvas pilnas, tai tu supranti, kad gaminsiu, turbūt cezario salotas, todėl kad yra tas. Jeigu ten yra kažkokių tai kitų ingredientų, tu irgi gamini, bet kai yra pustuštis arba tik tai yra 2 produktai, tada tu lendi į spinteles, žiūri į viršų, gal yra šaldyklėje dar mamos ten kokio faršo atvežto, ne? Dar kažkokio dalyko ir tada gimsta tikroji kūryba. Tai lygiai taip pat kaip ir kelionėse. Jeigu tu žinai tik tai vieną tą tikslą ir restoranas yra, pavyzdžiui, atidarytas, tu eini, gauni ir viskas yra tvarkoje, bet jeigu restoranas pasirodo, man dažnai tai būna, aš vis pamirštu, kad normalūs restoranai pirmadieniais nedirba. Ir pas mane gaunasi taip, kad pas mane kelionė būna dažniausiai pirmadieniais, bent viena iš tų dienų. Ir tada tu pradedi galvoti, kur čia reikėtų, ta prasme, nueiti vietoj to keiso, vietoj to restorano į kitą vietą. Ir tai šiuo atveju aš manau, kad kelionėse turi būti ir tų neigiamo tam tikro atspalio, kuris finale būna teigiamas ir dažniausiai mes jį geriausiai ir ilgiausiai prisimenam. Gerai, o dabar pats laikas, mes matome šią puikią knygą Play, Cook, Kiss. Ir klausimą, turim klausimą. Taip. Keisčiausia vieta, kurioje esate gaminęs. Tualetas? Ne, čia geras, ta prasme, tualetą iš tikrųjų dar nesu gaminęs ne kartą, bet manau, kad reitingų sulauktų tikrai. Keisčiausia vieta tai turbūt Vietname, mes filmavome savo seriją laidų ir teko gaminti oloje, plaukiant po ola, ten buvo vandens tam tikras telkinys ir aplinkui buvo šikšnosparniai. Tai toks buvo pakankamai didelis iššūkis, todėl kad aš plakiau ten kokteilį ir tas kokteilis buvo tas vadinamas, kaip tas šitas agregatas, kur kai neturi elektros, tai pastato ten. Generatorius.
Mane niekada su tais dalykais, žinau, nebuvo gerai šitą. Bet aš orkaitę galiu puikiai įmontuoti. Tai jo, tik buvo generatorius mažiukas toks ir plakėm tą kokteilį ir aplinkui buvo labai daug šikšnosparnių. Tai buvo taip, wow, faina labai. Gerai, kas dar? Štai dar vienas klausimas. Neįprasčiausias maistas lėktuvuose. Ką lėktuve tokio įdomaus? Jeigu tai yra, šiaip ta lėktuve yra vienos avialinijos, kur man labai patinka, dvejos, kur duoda gerą maistą, bet kaip ir sakiau, šiandien neminėsiu pavadinimo, nes turiu įsipareigojimus daugam. Tai tos avialinijos tikrai duoda visai neblogą maistą, bet šiaip iš esmės aš stengiuosi iki maisto lėktuve pavalgyti, o jeigu tai yra kažkoks tai pusiau naktinis valgis, tai jį ignoruoju, todėl kad dažniausiai pučia vidurius ir po to jautiesi, tavarsime, blogai, nori į tualetą ir visais kitais dalykais užsiimi. Tai nepasakyčiau, bet dabar aš kuriu vienai kompanijai ir mano komanda kuria vienai kompanijai meniu, tai aš tikiuosi, kad viena iš aviokompanijų turės patys skaniausią maistą. Bet iki šiol... Mes po to sužinosim, kokia tai aviokompanija, taip? Manau, kad tikrai sužinosim. Gerai, taip, klausimas. Ar teko pagauti gyvo kažką ir paruošti egzotiškai maistą? Ne. Neteko, bet sakau, Vietname buvo tai, kad turguje reikėjo eiti ir ten buvo uždaryti ten triušiukai, buvo tos gyvatės ir prie mūsų akių paėmė tą gyvatę ir jie nukalė tą galvą ir įdėjo į maišą, jinai ten rutuliavusi dar ir mes nešėme ją. Ir po to, po kelių valandų gatvėje tiesiog ant tiltelio, ten prie tvenkinio kažkokio tai gaminom. Tai buvo, toks šlikštokas momentas. Ai, dar nudėrė šitą odą. Bet kaip ungurį realiai. Nudėrė, tai aš kadangi vaikystėje iš kaimo esu, tai mačiau, kaip tėtis visą laiką nudėrinėja šitą odą, tai man nebuvo šlikštų. Gerai, dar gal turim kokį klausimą? Taip, dar vienas klausimas čia. Jeigu jūsų gyvenimas būtų patiekalas, koks jisai būtų? Bet ne aš, bet gyvenimas, taip? Ačiū už komplimentą. Nežinau, aš manau, kad aš būčiau salotos, bet salotos su daug įvairiausių ingredientų, todėl kad jeigu reikėtų pasirinkti apskritai vieną maistą, čia iš vėdarų žvengia, taip? Šiaip norėčiau būti salotas, bet esu vėdarai. Jo, tai kaip sakoma, bet užtat su vėdarais nustebėčiau visą pasaulį su salotom, gal ne. Tai gerai, gal visai vėdarai būčiau, kraujiniai vėdarai, kad bijotų dar truputį manęs, žinotų, ko gali tikėtis. Ne? Ok, renkam ar ne? Renkam klausimą. Dar vieną. Dar vieną, gal jau kažkas tokį. O va, dabar bus 12 variantų. Pasiruošiu įsirašinėti. Ne, aš kiekvienais metais iš tiesų, jeigu atsakyti nuoširdžiai, tai kiekvienais metais per kūčių vakarienę tik stengiuosi būti iškrypeliu dėl dviejų dalykų, tai yra dėl silkių. Tai kiekvienais metais mano tikslas yra Lietuvai parodyti naujas rūšys silkių ir kad ta silkė nebūtinai turi būti su razinama, su burokėliais, arba ten su svogūnais, arba ten su morkomis. Tai todėl ištvirkauju su dviem dalykais, tai su silkė. Visi kiti dalykai, tai kiekvienais metais pas mane lieka tie patys. Ir aš labai džiaugiuosi, todėl kad likusi laiką metuose nevalgau tų visų nesąmonių. O tada labai mėgstu juos valgyti. Tai realiai turbūt visi, ką jūs ir taip žinote, tai pradedant kučiukais, ten baigiant vyriausiais su kopūstais, pyragaičiais ir visą kitą, o su silkėm jo. Tai šiais metais, pavyzdžiui, silkė buvo mano vienas iš tų atradimų, kuriuo labai džiaugiuosi. Tai prieš keletą metų prieš 4 metus buvo silkė mojito, tai yra su avokadais, su mėtomis, su ruduoju cukrumi. Visiems galva tikrai nunešė, o šiais metais tai yra silkė su persimonais, keptais baklažanais ir teriyaki padažu. Buvo wow. Tai va. Kaip jūsų pas močiutę, jeigu nuvažiuojat, jeigu dar yra galimybių, pateikėt tokį variantą savo? Tikiuosi, pas močiutę greitų metų nenuvažiuosiu.
Gerai, tai ar galim rinkti nugalėti? Tai tau linkėjimai. Abiem. Tai nusivešit kažkada po to. Ačiū, jūs šiandien ypatingai malonus, kaip sakoma. Gerai, tai aš už vėdarus norėčiau tada įteikti. Ar už atsakymą, ar už klausimą? Už klausimą greičiausiai, ar ne? Ne, už atsakymą. Už atsakymą. Aš labai mėgstu šiaip drąsius žmonės ir labai originalius žmonės, kurie nebijo pasakyti ir nebijo pasakyti nuomonę, kuri gali atrodyti kitiem keista. Ir kitas dalykas, aš labai mėgstu žmonės, kurie sėdi pirmose eilėse, nes visą laiką ir studentam, ir moksleiviam visą laiką sakau, kad sėdėkite prieki, nes mažesnė tikimybė, kad paklaus, bet realiai didesnė tikimybė, kad atrodysit protingi. Tai gerai, tai gal čia tada galime. Jo, norim pakviesti jūs. Jo, tai pasirodykim, kas čia. Ateikit, užtrauksim. Ačiū labai. Ir ką, ir visai pabaigai aš noriu priminti, kad turėsite puikią galimybę gauti Alfo parašą, viskas yra ten ar ne, knygos, įsigyti knygų, tokia pačia, aš tikiuosi, kad dovana yra fantastiška, ar ne, visi to norėt. Taip, ir Alfai, koks būtų patarimas tiems, kurie nori keliauti, kurie galbūt dar abejoja arba galvoja, ką galima būtų patarti jiems? Aš turbūt paantrinsiu jūs, kad iš tiesų reikėtų galvoti, kad kuo daugiau gyvenime būtų pabandymų ir jūs negalvotumėt vien tik tai apie tai, kad vienas yra dalykas, kad pagaliau penktadienis, savaitgalį kažką tai veiksiu, bet kad jūs gyventumėt ir galėtumėt sau leisti keliauti žymiai daugiau negu vien tik tai savaitgalį arba 2 kartus, ta prasme, į metus per savo atostogas. Nes aš stengiuosi ir tiek su savo kolektyvu dirbti taip, kad jie bet kada ir mes visi galėtume bet kada paimti laisvą dieną, išskristi tam, kad galėtume dirbti iš Milano, dirbti iš New Yorko arba leisti laiką kažkur tai Palangoje prie kompiuterio žiūrint į mūsų niūrę jūrą. Tai daugiau, ta prasme, pagalvokite apie savo gyvenimą ir jis vieną kartą tik tai duotas ir todėl mažiausiai jums noriu palinkėti, kad gyventumėt nuo pirmadienio, tiksliau nuo šeštadienio arba nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro, kada sekmadienio vakare galvotumėt, blemba, vėl į tą darbą. Tai darykite taip, kad jums gyvenime darbas būtų pirmoje vietoje ir tada manau, kad ir kelionių bus žymiai daugiau. Ačiū jums labai. Ir paskutinis tradicinis klausimas, Alfai, kuo kvepia kelionės? Kelionės kvepia turbūt nežinomybė ir istorijom ir kvepia vedarais? Juokauju. Ne, kelionės kvepia turbūt blemba. Turbūt aistra ir gyvenimu. Man apskritai kelionės tai yra galimybė eiti pirmin ir gyventi. Tai turbūt kelionės kvepia gyvenimu. Va taip. Na ką, dar kartelį jūsų audringi plojimai, taip pat svečiui įteikiama koti kvepia kelioniam. Apyrankė. Žiedas? Tai va, tai dar kartelį ačiū Jums. Ačiū ir nepamirškite, kad Virtuvės mitų griovėjų knygos ir taip pat parašą galima gauti, ar ne? Ačiū Jums visiems. Alfas Ivanauskas ir susitiksime kitose kvepia kelioniam renginiuose.